Sveiki, aš esu Julija Janus, esu drabužių dizainerė. Šiandien kalbėsiu apie madą ir maistą, nes mada inspiruoja mane kurti maistą. Ir paprašiau Manto pagalbos, o Mantas yra Čiop Čiop studijos virėjas, baldžius ir šiaip geras žmogus. Tai jisai apsirengė kolekcijos drabužį, pagal kurį aš pagaminsiu patiekalą. Kas tai bus? Steikais. Labai paprastas daiktas, labai greitai padaromas. Reikia geros jautienos išpjovos. Pabrandinta yra pati puikiausia. Pjaustau maždaug tokio storio gabalais ir šiek tiek pridėsiu prieskonių. Šiaip mano nuomonė, jai iš viso beveik nereikia jokių prieskonių, išskyrus šiek tiek česnako, nes aš mėgstu česnaką. Juodų pipirų, alyvuogių aliejaus ir aš įsidedu slaptą ingredientą, kuris yra nebūtinas, bet šiuo atveju labai tiks prie lengvai pamarinuotų burokėlių, kadangi aš žadu pateikti su lengvai pamarinuotais burokėliais. Tai yra teriaki. Druską galima berti dabar, kadangi aš iš karto kepsiu, o galima ir iškepus. Visą tai man teks susimaišyti. Volia. Noriu pavosius. Rankas. Ar mėsą? Prie mėsos, aišku, galima valgyti didelį bliūdą salotų, bet salotų aš nedariau, geriau pakalbėsiu apie burokėlius. Čia yra maži virti burokėliai, kuriuos aš užpyliau išvirusi lengvą marinatą. Į puoduką vandens įpyliau trečdalį puoduko vyno acto, pridėjau daug kmynų ir lauro lapų ir kvepiančių pipirų, druskos, pagal skonį. Visą tai užviriau, po kelių minučių, šiek tiek pravėsus, užpyliau burokėlius. Po pusvalandžio juos galima valgyti, jie nesigauna labai rūgštus. Malonus, vos saldžiarūgštis skonis. Aliejus į keptuvę nepyliau, nes aliejų išvaliota mėsa. 3 minutės viena pusė, 3 minutės kita pusė, po to išjungt, uždengt ir laukti 10 minučių. Įpyliau burokėlius, kad jis išjungtų. Kodėl uždegi? Nes turi subręsti. Labai ačiū Čiop Čiop. Čiop Čiop yra ši vieta, kur mes viską darėm šiandien. Ir tai yra puikia vieta kulinariams vakarėliams.